Pirmą kartą seka man mikrofoną, žiauri faina. Baisu, rimtai, ką pasakyti? Gerai, važiuojam. Sveiki visi. Praeities kartos ir ateities kartos. Mano vardas Juta, šiuo metu esu Anupriškėse, kažkur tarp Trakų ir Vilniaus. Taip, labai geras šiandien oras, nelyja, smagu, šilta, gera. Nu, iš tikrųjų, nelabai šilta, bet gyventi galima, ką tik pavalgėm labai skanius pietus. Ir kurgi mes esame? O mes esame jaunųjų žurnalistų mokymuose. Tai yra projektas, kuris vadinasi Demokratijos adreso žurnalistika. Ir jo šūkis yra toksai, kad nieko apie mažiau galimybių turint jaunimą be tokio jaunimo. Tai kitaip tariant, jaunimas, kuris yra iš visuomenės pažeidžiamų grupių, yra mūsų partneris, žurnalistų partneris, dalis žurnalistų netgi yra iš tų grupių. Projekto metu mes iš pradžio atrinkome gabius jaunuosius žurnalistus, kurie norėjo pakilėti save aukščiau banalių skandalų ir mesti iššūkį, pajusti, kas yra ta tikroji žurnalistika. Ir padaryti mes tai vadinom žurnalistinį tyrimą. Mūsų visas darbas prasidėjo nuo eksperimento, kuris vadinosi Esu nėščia, niekam nereikalinga paauglė. Žodžiu, aš pati asmeniškai skambinau per įvairias institucijas, kurios turėtų būti atsakingos ar ne, sprendžiant šitą problemą. Ir apsimečiau nėščią paauglę. Ir, žodžiu, klausiu, kuo jūs man galite padėti. Lietuvoje yra labai įprasta, kad aš paskambinu ar ne, aš noriu paprašyti pagalbos ir man sako, arba aš nežinau, arba tu pati spręskis, arba daryk tu, ką nori. Man asmeniškai tokios patirties davė dar labiau kritiškai vertinti tą, ką sako valdžia. Direktorius stumė merą. Jo, direktorius atsisėdės. Mes darėme tokį eksperimentą, kuris susijęs su neįgaliųjų aplinkos pritaikymu visuomenėje. Išsirinkome konkrečią problemą Klaipėdoje, tai yra tokie Klaipėdos žvejų kultūros rūmai, kurie turi labai daug laiptukų ir ne vieno privažiavimo prie pastato. Taigi iškilo klausimas, kaipgi vis dėlto tie žmonės patenka į tą pastatą. Direktorius šitų rūmų problemos neiškėlė, jis tiesiogiai pasakė, kad čia nėra katastrofos, mes neįgaliuosius sunešame, užstumėme lentomis ir viskas čia yra gerai. O mums atrodė, kad vis dėlto čia nieko nėra gero ir ėmėme šitos problemos konkrečiai. Tai yra suorganizavimą Aratuotų riterių akciją, kuri turėjo atkreipti ne tik visuomenės dėmesį, kad galima kovoti už savo teisės, kaip pavyzdį parodyti tokiu būdu, ir aišku, kovoti už neįgaliųjų teisės. Ką mes šiaip jau ir pasiekėme, nes dabar kaip tik yra daromas užvažiavimas prie šito pastato. Turiu pavyko įsijausti tą kitą žmogus vaidmenį, suprasti jo problemą. Tomis akimirkomis, minutėmis, kada, sakykime, pasistengti pasijausti visiškai nepriklausomas prikaustytos to žemėlapio, be abejo, pajunti, kad galimybės pažinti pasaulį, patekti ten, kur tu nori, yra apribotos iki minimumo. Šitie žmonės gauna nerealią galimybę, jie susitiko su pačiom pažeidžiamom grupėm. Įsivaizduojam, koks nerealus šaltinis yra žmogus, kuris išėjo iš įkalinimo įstaigos ir viską kalba apie tai, kas jam buvo, kaip jam buvo, kodėl jisai klimpo. Žmogus turėjęs psichikos sveikatos problemų irgi atvirai pasakojo, kaip kas dėjosi. Tai jie turi tokią progą prisiliesti tiesiogiai prie to unikalaus šaltinio. Ir štai čia mes šitoje erdvėje mes turėjom progą bandyti gyvendyti įvairias užduotis, rašyti straipsnius ir galėjome klysti. Bet šitoje erdvėje galėjome klysti be jokių neigiamų pasekmių, kas yra visiškai kitoje, toje realioje erdvėje, kada tu rašai, transliuoji, darai ir kažkokias pasekmes skleidai aplinkui. O pavyzdžiui, tai nebuvo baisu, ten tiek čia narkotikus vartoja, koks buvo ankstesnis požiūris? Aš kai ėjau su jais susitikti, aš negalvojau, kad man ten bus baisu ir panašiai. Bet dabar aš, šiaip labai pati pasikeičiau, mano požiūris pasikeitė labai priklausomus žmonės. Kažkaip žymiai ramiau, galiu išdėstyti savo argumentus ir jų turiu daug daugiau. Kad studijavau žurnalistiką ir žinau, kad žurnalistai tai nerealūs ir geri žmonės. Niekas nestoja į žurnalistiką tam, kad žudyti žmonės po savo straipsnių, o tas yra tikrai dešimtim savižudybių vyksta po kai kurių straipsnių. Jie nėra tam, kad paveiktų, jog kai kurios grupės neįsidarbintų, būtų našta visuomeniai.
Tiesiog mes nežinome kai kurių faktų. Ir čia yra vieta viską sužinoti ir tas savo ambicijas, tas jaunatvišką entuziazmą pasitelkti tam, kad galėtumėm po truputėlį būti tokie, kokiais norime būti. Žodžiu, visko labai džiaugiamės ir tikiuosi, kad išmoksite daug naujų dalykų. Tie, kurie ateityje lankysi šiuose mokymuose, žinokite, kad tai yra labai didelė dovana jūsų gyvenimo indėlyje, o tie, kurie jau ten kada nors buvo, siunčiu jums linkėjimus, nes jūs žinote, ką tai reiškia.